Labas, kadangi šį rytą stojo jaunatis šaulyje, noriu padaryti skaitimą jaunačiai. Ir iš tikrųjų šaulys labai keistai susisiejo mano sapnai ryte su šaulio ženklu, kadangi šaulys yra ženklas, kuris moka pamatyti platesnį vaizdą, tarsi pakilti virš detalių ir pamatyti visą paveikslą iš daugybės puzlių. Ir mano rytinis sapnas buvo toksai, kad irgi sapnavau namų gaisrą, namų, kuriuose turėjau gyventi, bet dėl tam tikrų aplinkybių negyvenau aš juose ir sapnavau, kad kilo gaisras tuose namuose ir supratau, kad aš buvau apsaugota nuo tos nelaimės ir tarsi tada su laiku pamatai tą visą įvykių prasmę, įvykių, kurie galbūt, norėjosi gyventi tam bute, bet tu negavai to, ko nori dėl tavo pačio gerovės ir labai keistai man susišaukė dabar ta jaunatis, būtent šaulio ženkle ir tie rytiniai sapnai būtent tuo metu, kada jaunatis patikėjo šaulio zodiako ženkle. Tai galbūt tai yra kvietimas ir jums atkreipti dėmesį į platesnį paveikslą, nesikoncentruojant į tam tikras detalės, kurios galbūt nepateisina jūsų lūkesčių ir nebūna tam tikro noro išpildymas, bet reikia mums tą priimti su nuolankumu ir pasitikėjimu, kadangi vėliau tikriausiai pamatysime, kad ir labai gerai, kad tas lūkestis mūsų nebuvo išpildytas ir labai gerai, kad to noro mes negavome, nes laiko perspektyvoje pamatome, kad jeigu mes tą būtumėm gavę, būtų bėda. Tai gali būti, kad ši jaunatis bus smarkiai apie tai, apie platesnį matymą ir tiesiog pasitikėjimą ir priėmimą visko, kas mums nutinka. Tai pradėsiu skaitimą nuo orakulo kortų. Labai patinka man šitos kortos. Iš tikrųjų, netgi vien išdėlioju šias kortas, jau aš pamatau žinutę, kuri būna pakankamai informatyvi ir dažnai netgi tiesiog sėdžiu ir medituoju prie to žinutės ar žinučių, netgi netrukdama papildomų taro kortų kaip paaiškinimo. Nes būna tiesiog netgi taro kortos visai kitką kalba negu orakulo ir nesinori nusimušti nuo orakulo pateikiamos informacijos. Tai pažiūrėkime, kas kolektyvui svarbu šios jaunaties metu. Tai Aspina, debesis, taip, žuvis, laikas,
ugnis. Labai kortos susišaukia apie tai, ką aš kalbėjau. Spina ir debesis yra nuoroda į tam tikrus dalykus, kurie yra mums neprieinami, tam tikros kliūtys, neleidžiančios mums pasiekti tarsi, ko norime, pateisinti tų savo lūkesčių, jeigu jų turime. Ir laikas nurodo į tai, kad turime pasitikėti visata ir kad viskas šiame gyvenime vyksta reikiamu, tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje. Konkrečiai šiuo atveju kalbama būtent apie laiką. Laiko nuoroda, taip pat smėlio laikrodis gali nurodyti ir tai, kad visa tai vyksta dabar, bet nebūtinai galbūt pasižiūrėsime dar su taro, jeigu kristų bokštas, galbūt labiau tai būtų nuoroda į tai, kad vyksta dabar. Šiuo atveju yra svarbu, kad tiesiog pasitikėti procesu ir neskubinti įvykių. Ir ugnis nurodo į labai stiprią, galingą stichiją. Irgi ugnis, aš sapnavau ugnį. Tai yra stiprus kūrybinis potencialas ir gali indikuoti kūrybinį proveržį savirealizacijoje, veikloje, bet taip pat tai yra labai galinga stichija, kuri viską sunaikina, išvalo, padaro kelią kažkam, kas turi ateiti nauja. Iš šitų kortų matau žinutę, kad šiuo metu jūs nesate gavę to, ko norite. Ir yra kliūčių turėti tam tikrą gausą, kurios siekiate, nes žuvis yra nuoroda į gausą, į sėkmę, galbūt labiau materialinę, finansinę, bet yra nuoroda, kad ta prasme tam dar yra nelaikas, nes ugnis turi atlikti savo darbą ir išvalyti kelią. Dar yra dalykų, kurie turi būti atlikti, kad duris spina atsirakintų ir ta gausa jūs pasiektų, pas jūs ateitų. Kaladės apačioje yra pelės, bokštas, praeitis. Gali būti, kad jūsų aplinkoje dar yra žmonių, kurie nėra patikimi. Žmonės iš praeities nėra patikimi, kurių jūs turite atsikratyti. Kažkam gali būti, tai gali būti kliūtis turėti šitą auksinę žuvelę savo akvariume, įgyti tą materialinę gausą. Pelės vagia jūsų resursus ir naikina energiją, kuri galėtų būti panaudota šitiem resursams įgyti. Tai atkreipkite dėmesį tikrai, kokie žmonės yra aplink jūs, nes tai yra svarbu šiuo atveju. Ir tada pasižiūrėkime galbūt su taro, kodėl čia yra spina.
3 kalavijai, bokštas, paskutinysis teismas, 9 monetos, kalavijų tūzas ir 4 kalavijai. Žodžiu, nesijaučiate dabar labai gerai, tarsi turite vidinę nuoskaudą, kad tarsi sužeistos širdies skausmas, kad ta spyna yra užrakinta ir jūs negalite prieiti prie tam tikrų dalykų. Bet šiuo metu tai išnyksta, nes bokštas nurodo į tai, kad atkrenta dalykai ir paskutinysis teismas nurodo, kad tai yra labai svarbu dabar. Išspręsti tos galbūt nuoskaudų klausimą, gal ir patys turite kažką daryti su tam tikrom praktikom, atsikratyti neigiamų emocijų susikaupusių, tam tikrų nuoskaudų, išdavysčių ar šiaip tiesiog požiūrį keisti tam tikrą, nes, kaip ten sako, kiti žmonės mūsų neskaudina, mes patys visi skaudinami, nes tiesiog prisileidžiame tokius žmonės, kurie mūsų skaudina ir leidžiamės būti skaudinami. Tai, kaip sakant, viskas prasideda nuo mūsų pačių ir tą mes turime pakeisti, jausti savo vertę, būti atsakingiams už save ir už savo gyvenimą. Ir panašu, kad raktas į spyną galėtų būti nusiraminus, perėjus į kitą etapą, jūs nuo 3 kalavijų turite pereiti į 4 kalavijus, visiškai nusiraminti ir atsikratyti, įgauti platesnį suvokimą dėl tų nuoskaudų, galbūt atleisti, tai nereiškia, kad pamiršti, bet svarbu yra atleisti žmonėm, kurie mūsų skaudino dėl mūsų pačių, kad tai netrukdytų mūsų gyvenimui toliau. Ir tas atleidimas, tas suvokimas mus leis kolektyvui nueiti į naują pradžią. tą spyną atrakinti ir čia irgi kvailio korta nurodo į tą tokį ėjimą, drąsiai ėjimą į nežinią, pasitikėjimą visata, nors jūs ir nežinote ir bijote ir nežinote, kas iš to išeis. Ir čia galbūt yra nuoroda labiau jum tą daryti patiem, atsikratyti tų tam tikrų nuoskaudų, kadangi paskutinysis teismas ir bokštas nurodo, kad jeigu jūs patys su tuo nesusitvarkysite, įsikiš visata ir tai nebus jums malonu. Tai čia yra toks tarsi skambutis, paskutinis skambutis, dar leidžiantis širdies skausmą susitvarkyti patiems.
Ir panašu, kad tos nuoskaudos tarsi taip yra kaip ir nuoroda į tą užrakintą spyną. Kodėl šitą spyną užrakinta? Nes turite išsispręsti 3 kalavijų situaciją. Gerai, žiūrim apie debesis, kas yra kolektyvui aktualu. Kas yra kolektyvui aktualu. Kodėl čia mes matome debesis. Septynios taurės. Skeptrų pažas. Devynios taurės, 10 taurių, skeptrų karalienė, įsimylėjėliai, 10 monetų. Gali būti, kad jūs norite užsiimti tam tikrą veiklą, bet labai abejojate. Labai abejojate ir nepriimate sprendimo eiti tuo keliu, tačiau kortos iškrito tokios, kad ėmusi šitos veiklos jūs tikrai eisite į priekį ir išsipildys jūsų svajonė tuo pačiu, nes ta veikla jūs labai emociškai pripildanti ir būdami emociškai laimingi, būsite laimingi visur su kitais žmonėmis, bendruomeniai, šeimoje, kolektyve ir tiesiog jūsų džiaugsmas užkrės kitus džiaugsmu ir tai iš tikrųjų nurodo ir kad imdamasi aktyviai tos veiklos, kuri jūs uždega, priėmusi tokį sprendimą, jūs save nukreipiate ir į visišką materialinę gausą, 10 monetų. Ir sakau moterišką giminę, nes matau karalienę, bet nebūtinai čia kalba eina apie moterį, gali būti ir vyras, tiesiog, kuris veikia labiau per moterišką energiją. Tai žodžiu, nepasiduokite tai iliuzijai. Nes priėmus šitą sprendimą, jūs iš tikrųjų ne tik pati būsit laiminga ar laimingas, bet ir aplinkiniai ir taip pat tai bus tokia tarsi atneš ir didelę materialinę naudą. Ir debesis irgi nurodo, kad debesis tarsi tokios kaip ir abejonės, jūs abejojat. Dangus ištrauktas, tarsi netikit tą savo idėją, tą savo tikslu, kad ar čia reikia tą daryti, ar nereikia, gal neapsimoka, gal čia niekam nebus reikalinga. Bet aišku, mes viską darome visų pirma dėl savęs, tai kas mums įdomu, mums svarbu yra daryti tai, kas visų pirma mums yra įdomu, mums patinka.
Nes kai žmogus dega tuo, ką daro, tai labai lengvai užsikrečia ir kiti žmonės. Ta aistra, ta meilė savo hobiui ar tam tikrai veiklai ir atitinkamai kartu žengia emocinės, labai geros emocinės būklės, su ją kartu lygiagrečiai žengia ir gera finansinė situacija. Šita ugnies korta taip pat gali nurodyti, kad neabejoti tuo, ką norite daryti, pasijungti į savo tą kūrybinį potencialą ir atsiduoti tai tam tikrai kūrybiniai idėjai, kurią jūs turite. Aišku, kad rezultatą pasiektumėte, tikėtina, kad prireiks laiko, kur mes irgi turime laiko kortą, kad nebūna iš karto viskas. Tik pradėjus, turime eiti žingsnelis po žingsnelio ir nematau čia tokio šuolio, kad būtų nuo monetų tūzo pereitumėt į monetų 10 monetų. Gal priešingai, čia yra 9 monetos, čia 10 monetų ir čia 9 taurės, 10 taurių, viskas tarsi eina palaipsniui ir čia 3 kalaviai, 4 kalaviai, labiau kortos dėstosi skaičiai vienas po kito, kas būtų kaip nuoroda, kad žingsniai turėtų būti daromi nuoseklūs, vienas po kito neperšokant iš karto ten kelių laiptelių, nes kiekvienas laiptelis yra svarbus pastatyti tam tikrai tvirtoviai materialiai. Pavyzdžiui, jūs pilies iš karto nepastatėte, pradedat nuo blokelio, nuo plytos ir plyta po plytos pasistato. Tai galbūt aš noriu vieną kortą ištraukti dėl 7 taurių. Gal galima patikslinti šitą kortą. Iliuzija yra stabilumas, komforto situacija, kurią turite paleisti ir leistis į tą nuotykį. Leistis į tą nuotykį. Žuvis. Einam prie žuvų. Aišku, čia jau truputį daug tų kortų, tai nežinau, ar jums jau nesimakaluoja tie sluoksniai, bet aš dar kol kas susigaudau. Matysim, jeigu pritrūksiu kortų, paskui gal dar kitą kalaidą tarą paimsiu, pasižiūrėsim, gal persiklos kortos kartosis, tada labai gerai žinutės atsiskleidžia, tarsi patvirtinimai ateina. Dabar žuvis, kalavijų riteris, nume negro. Nume negro, tai nelabai smagu man ją gauti, ištraukti. 3 monetos. 9 skeptrai. Taurių karalienė, taurių tūzas, 6 kalavijai, 6 monetos,
skeptrų riteris ir popiežius. Čia aš labiau matau praeities situaciją, kad galėjo kažkas norėti kontrakto, kažkas labai tamsios energijos. Norėjo kontrakto su jumis, bet tas žmogus būtų įviliojęs jūs į tą patį beprotybės ratą. Gali būti, kad tai žmogus jau su kuriuo esat buvę kontrakte ir jisai norėjo partnerystės galbūt labiau materialinę prasme, bet bandė prieiti prie jūsų per emocinę prizmę, per emocinę sritį, siūlydamas kažką tai iš emocinės srities, nežinau, ar kažkokį laisvalaikio leidimo būdą, ar draugystę, ar reikšdamas simpatiją, ar meilę, bet panašu, kad jūs išjudėjote iš šitos situacijos ir gerai padarėte, nes Nume Negro tai yra nuoroda į labai tamsią energiją ir tai yra korta papildoma, viena iš papildomų kortų šitoje kaladėje. Tai nėra tikrai kaip taro, klasikinės taro kortų kaladės korta. Ir tiesiog jinai nurodo, kad tas kalavijų riteris, kuris norėjo su jumis kontrakto, jisai buvo blogos energijos. Ir būtų jūs įviliojęs į situaciją, kada jūs būtumėt užlipę ant to pačio grėblio. Bet panašu, kad jūs nepriėmėte to pasiūlymo, nes yra 6 kalavijai, kas rodo, kad jūs iš tos situacijos išjudėjote į 6 monetas, skeptrų riteris ir popiežius. Tai gali būti nuoroda, kad kaip apdovanojimą gausite už tai, kad jūs sugebėjote atsispirti šitam. Kaip apdovanojimą gausite kitą uždegantį kontraktą. Ir nors ir nuoroda kaip apdovanojimas, bet skeptrų riteris šiaip nėra labai jau kažkoks ilgalaikiškas projektas, tai galbūt pasižiūrim, ar jums verta šitą dovaną priimti. Iškrito žinia, tai kad jūs jaučiate, ar verta priimti ar ne, pasitikėti savo intuiciją. Ir 4 monetos, 6 taurės. Kas yra tas skeptrų riteris? Ar jums reikia
Gerai, dar kartą noriu pasižiūrėti, nes nelabai pagavau. Gerai, surenku šitas kortas ir pasižiūrim dar kartą. Taip, jau kaip dovana. Čia apdovanojimas skeptrų riteris. Ar kolektyvui reikia priimti tai, ką atneša skeptrų riteris? Iš tikrųjų daug ugnies energijos šiam stalo yra. Taip. Taip, panašu, kad reikia priimti ir tas buvo ilgą laiką pakabintas tas pasiūlymas dėl to, kad jūs turėjote susibalansuoti ir panašu, kad galbūt dar ir turite susibalansuoti, nes šitoje daly buvo, kad 4 kalavijai nurodo, kad jūs turite labai palaikyti tą tokią ramybės būseną ir tas susibalansavimas, neskubėjimas, kantrybė, saikingumas taip pat yra nuoroda į tą pasitikėjimą visatos laiku. Visata, kaip sakant, laiko neturi, viskas vyksta čia ir dabar, bet ta prasme nereikia skubinti įvykių, prašokti kažkokių etapų, stengtis prašokti ir jeigu jūs susidurite su tam tikrom kliūtim, tai skirti tam laiko su jomis susitvarkyti, dirbti su savim nuosekliai ir duoti savo laiko, būti kantriems ir pasitikėti visais procesais. Ir ta vidinė emocinė higiena yra šiuo atveju labai svarbi, nes jei jūs išves ir nukreips į tą naują materialinę pradžią ir kažkokius jums naudingus kontraktus, laikas. Ką apie laiką galime dar sužinoti? Taip, 2 kalavijai, 4 monetos, monetų tūzas. 6 taurės, 5 kalavijai, 10 kalavijų, 5 taurės, magas. Čia kalba panašu, kad eina apie šitą situaciją labai panašu, kur tas kalavijų karalius, ne karalius, riteris nešė jums tam tikrą naują pradžią ir jūs užblokavote širdį, užblokavote, nepriėmėte iš praeities ateinančio to pasiūlymo ir ta energija buvo konfliktiška,
Tai čia kalavijų riteris ir čia 5 kalavijai yra aiški nuoroda, kad energija konfliktiška ir baigėsi. Jūs padėjote tašką ir tas žmogus liūdi dėl tos situacijos. Tas žmogus šitas, yra, manau, kad tas. Ir jisai liūdi, bet kodėl mes tada matome šitą prie laiko kortos? Žinia. Jis supranta, kad jūs išslydote jam iš rankų ir jis nebegali jūsų laikyti uždaryto narvelėje, kad esate atsitraukęs, nepasiekiamas, susibalansavęs ir tarsi nepasiekiamas tą energijai. Ir tą žmogų labai slegia jūsų, tai, kad jis mato jūs besidžiaugiančius gyvenimu, leidžiančius laiką smagiai bendruomenėje. Ir gali būti, kad jisai mato jūs, kad jūs jį tarsi išduodate, nors panašu, kad jūs visai čia net nesate jokiam kontraktui šiuo metu. Ir 8 skeptrai. Gali būti, kad laiko nuoroda yra dėl to, kad jūs dabar nueinate nuo tos pabaigos, nuo tos energijos. 8-4 yra labai aiški nuoroda, kad jūs nueinate nuo to ir vidinio konflikto, nes ta konfliktiška energija, jinai buvo ne tik išorėje, bet ir jūsų viduje kėlė tam tikrą konfliktinę situaciją ir jūs bijojote tą konfliktišką energiją atstumti, bet tą padarėte aktyviai savo veiksmais ir nors bijojote nepriimti. Darote pokytį, darote ryškų pokytį savo gyvenime, pereinate į šitą energiją. Numen Blanco, čia irgi ta antroji korta, kuri šitoj kaladėje yra ne iš taro kortų sistemos. Numen Negro ir Numen Blanco. Tai Numen Negro čia buvo, o čia iškrito dabar, kad jūs investuodami į tą situaciją aktyviai savo veiksmais, įveikdami šitą konfliktišką energiją, jūs darote didelį pokytį savo gyvenime, nueinate nuo tos juodos energijos į
taurių pažų situacija. Tai yra tam tikra tokia jauna energija, galbūt mokymasis naujų dalykų, bendravimas su žmonėmis, kurie jums teikia emocinį pasitenkinimą ir džiaugsmą. Gerai, jau čia mažai kortų liko. Dėl ugnies kortos pasižiūrėkim su kita kaladė. Arba dar galim su šita kaladė pasižiūrėti, kodėl mes turim laiko kortą, nes iš tikrųjų čia tos kortos iškrito tokios ne visai apie laiką. Gal bus kažkokia tiesioginė žinutė, kodėl mes turim. Ir vėl kalavijų riteris, taurių, 4 taurės, 4 skeptrai, 5 monetos, atsiskyrėlis, monetų pažas, taurių karalius, taurių riteris, saulė. Gali būti, kad tas žmogus, ta konfliktiška energija, kalavijų riteris siūlė jums tam tikrą stabilumą. Jūs įsivaizdavote, kad, ta prasme, ne tai, kad įsivaizdavote, bet jis siūlė jums kažką stabilaus, ten, ar gyventi kartu vienuose namuose, ir jūs tam atsisakydami to pasiūlymo pasirinkote šaltį, vienatvę, sunkumus ir tačiau atsitraukdami nuo šitos energijos jūs padarėte gerą sprendimą, nes jūs pritraukėte kitą naują galimybę, kuri ne tik, kad bus ne konfliktiška, bet gydanti. Bus svarbi jūsų emociniai sričiai, suteikianti pasitikėjimo savim, ir saulė čia ugnies korta irgi susišaukia su kūrybinė energija ir pasitikėjimu savim. Manau, kad vis dėlto ta laiko korta ir yra nuoroda, kad jūs dabar susitvarkite su šita energija ir kaip ir yra laikas ateiti šitai energijai. Bet aišku, čia buvo nuoroda, kad jūs dar turite dirbti su savo vidiniam nuoskaudom, kad atrakintumėte spyną. Gali būti, kad tie debesys yra susiję tiesiog su materialinė gausa, kada truputėlį turite abejonių dėl tam tikros veiklos ėmimosi, bet vat šita spyna yra labiau susijusi su širdies zona, kada pas jūs nori ateiti žmogus su jausmais, tačiau jūsų širdis yra užrakinta ir jūs turite susitvarkyti dar širdies klausimą. Nes neišgijus, neišsilaižius žaizdų jūs negalėsite įsileisti širdį kitų jausmų, kito žmogaus. Gerai, kodėl yra ugnies korta? Taip, 10
10 skeptrų stiprybė. Penki skeptrai, labai ugnies energijos krenta. 9 skeptrai. Tiesiog turite sudėtingą gyvenimo patirtį ir galbūt labai bijote daryti sekančius žingsnius gyvenime. Yra daug vidinių prieštaravimų. Ar daryti, ar nedaryti, daug abejojimo savim, pasitikėjimo trūkumo savim. Penki kalavijai, magas, 2 kalavijai, įsimylėliai, 6 monetos, pasaulis, monetų karalienė, 4 monetos, 3 skeptrai, teisingumas, 2 monetos, 7 monetos. Nuo apačioj yra labai gražu, daug naujų, 3 tūzai. Tūzų, šitas skeptrų tūzas, taurių tūzas, kalavijų tūzas ir kalavijų pažas, bendravimas, mokymasis naujų dalykų. Atvers naujas galimybės ir leis išjudėti į priekį. Tai čia tai, kas yra kortų kaladės apačioje, tai yra tai, ko jūs nematote. Dabar čekas iškrito. Žodžiu, ta ugnies energija gali būti, kad tas žmogus buvo ugnies energija, kalavijų, atitinka kalavijų, 5 kalavijus, kad tas žmogus ėjo su tokia ugnies energija ir jūs atlaikėte, jūs užblokavote, susitvarkėte su ta ugnim, priėmėte sprendimą jo dovanų ciklo uždarimui, nepriėmėte tų dovanų ir prasideda naujas jūsų stabilus laikotarpis. Ir už tai, kad jūs sulaikėte savo veiksmus, už tai, kad jūs atsisakėte priimti tų dovanų, galbūt čia buvo ir labai menkos dovanos, tikėtina, kad jos tikrai nebuvo adekvačios tam, kam jūs esate verti. Ir dabar tarsi laikas yra teisingumui, už sugebėjimą susibalansavus atlaikyti, turėti stiprybės, nepriimti. Gali būti, kad jūs anksčiau elgdavotės taip, kad priimdavote konkrečiai iš to žmogus kažkokius pasiūlymus, dovanas ir dabar jums nepriimti reikėjo tam tikrų ir valios pastangų ir stiprybės, kas buvo tam tikras iššūkis, tai jums su tuo susitvarkius tarsi ateina atpildo metas, kada jūs galite skinti
skinti derlių, skinti vaisius užaugintus iš tų sėklų, ką jūs čia pasėjate. Tiesiog ateina tokia kaip gera karma už tai, ką jūs įveikėte, už tai, kad nugalėjote save ir kad pasielgėte kitaip, negu buvo įprasta elgtis anksčiau. Tai apibendrinant galiu pasakyti, kad nebijokit daryti tai, kas jums patinka, nebijokit savim, daugiau pasitikėjimo, jeigu kažkas kritikuoja ar nepalaiko, nesureikšminkit to. Kaip sakant, šunys loja, karavanas eina, jeigu jums kažkas patinka, tai darykite, nepaisant to, kad kažkam tai nepatinka, trukdo, nes dažniausiai kritikuoja tie, kurie nieko nedaro, tai tiesiog tikrai neverta klausyti žmonių, kurie nedaro, bet kalba ir dažnai kalba tiesiog net tie žmonės patys, bet jų pavydas, kadangi jie nori daryti, bet prie to veiksmo taip ir neprieina. Ir nekreipkite dėmesio ir daugiau pasitikėjimo savim, tos atramos ieškokit savo viduje, savo vidinėje ašyje ir tiesiog nebūtina mums tos kažkokios išorinės paramos, atramos, kad mes galėtumėm daryti tai, kas mums patinka. Tai patarimas būtų taip pat dirbti su tam tikrom nuoskaudom, kurias laikote viduje. Gali būti, kad kažkam tam tikros praktikos labai būtų naudingos, ar emocijų paleidimas, tarkim, rebefingas, meditacijos, kas gali padėti atrakinti širdies čakrą ir įsileisti ateinančius jausmus, jeigu jums yra aktualu nauji jausmai, o galbūt aktualu tiesiog pakeisti ryšį su žmogumi, kuris yra dabar ir jaučiate, kad nesate pakankamai emociškai atviri, kad sunku yra pačiam bristi į savo gilumą ir įsileisti kitą, būti pažeidžiamam. Tai yra kvietimas nebijoti pažiūrėti tas savo nuoskaudas, jas paleisti, susitvarkyti tą širdies zoną, kuri reikalinga tam tokiam kokybiškam santykiui su kitu žmogum palaikyti. Ir panašu, kad išvalius tą ugnies energiją yra laikas ateiti gausai, bet tą gausą jūs įgyvendinate ir patys atlikdami aktyvius veiksmus, darydami tai, kas jūs įkvepia, uždega ir jums patinka. Tai tokios žinutės būtų jaunaties skaitimui, jaunaties šaulyje. Iš tikrųjų, skaitime buvo labai daug ugnies energijos ir man buvo įdomu, nežinau kaip jums, tikiuosi rasite čia kažką naudingo ir įdomaus. Tai ačiū už dėmesį ir iki kito karto.